Labas vakaras visiems prisijungusiems. Tai pirmiausia, paprašysiu dalyvavimo, nes tai yra ne tik kalbėjimo, bet daugiau praktinis webinaras. Webinaras apie nerimą ir kaip jį suvaldyti. Tai kviečiu kaip ir terapiniai grupiai, tokio visiško pradinuko proto, žingeidumo ir stengtis dalyvauti. Tai pirmiausia, turbūt apie save. Gal kas ir mane pažįsta, bet kas nepažįsta, esu Loreta, čigongo meditacijų instruktorė, šokio judesio terapeutė, esu 4 vaikų mama ir dar daug kitokių rolių atlieku šitam gyvenime. Bet šiandien būsiu kaip meditacijų instruktorė ir šokio judesio terapeutė, šiek tiek pakviesiu jūs įvairioms užduotims. Tai pirmiausia, turbūt norėčiau paklausti, kiek laiko per dieną skiriat darbui. Galite rašyti į čatuką. Kiek valandų dirbat? Galite netgi suskaičiuoti su važiavimu į darbą, iš darbo. 80 valandų, 8-9, kažkas 7. 10. Wow. Kartais 10, kartais 2. 6, 7, 8. Aha, šiuo metu nedirbu, bet dirbdavau apie 9 valandas. Gana daug, ar ne? Gerai. Dabar būtų sekantis klausimas. O kiek laiko per dieną skiriat savo sveikatai? Suskaičiuot galite viską. Šilto vandens gėrimą, liežuvio valymąsi, ėjimą pasivaikščioti, mankštą, sportą, meditacijas. Žodžiu, kiek per dieną suskaičiavus visą šitą skiriat laiko. Grynam ore, jeigu šuniuką vedžiojat, įsiskaito į sveikatos klausimą. 2, 3, 2, labai gerai. 2, 3. Kadangi turėjau problemų su miegu, tai dabar skiriu daug, kartais 4-5 net. 4 valandas vaikštau, bet ne kiekvieną dieną, maždaug 3 per savaitę, 3 kartus per savaitę. Labai gerai. Tikėjausi prastesnių rezultatų. Šaunuolės. Manau, kad prisijungėt prie tokio webinaro dėl to, kad sveikata turbūt yra prioriteto sąraše, pirmų prioritetų. Tai dabar pradėsim nuo kūno skanavimo. Tai ar šiuo metu jaučiat nerimą ir ar jaučiat kūne įtampą? Tai dabar gal kol kas nerašykit nieko, bet tiesiog mes atsistosim ir prasiskanuosim visą kūną. Galim truputį pasipurtyti, pajudinti viską. Atsistojam gana plačiai, jaučiam pėdomis grindis, žemę, užsimerkiam. Ir giliai įkvepiam ir iškvepiam.
Ir dabar eisim per kūno dalis ir jas judinsim, švelniai judinsim ir bandysim pajausti, kur yra įtampa, kūno įtampa. Ar jinai yra, ar viskas švelniai. Pradedam nuo galvos, judinam galvą, kaklą. Jaučiam. Ar galva sunki, ar lengva. Pajudinam pečius, ar pečiai įsitempę, nepakėlę. Ir giliai vėl įkvepiam. Ir iškvepiam. Pajudinam alkūnes, pajaučiam. Ir visą laiką dėmesys toj kūno daly, kurią judinat. Ir vėl įkvepiam. Ir iškvepiam. Galit būti užsimerkusios, tik tai girdėti mane. Pajudinam riešus, plaštakas pajaučiam ir pirštukus. Kiekvieną sąnariuką. Ir vėl įkvepiam. Ir iškvepiam. Pajudinam stuburą. Stuburas judina kitas kūno dalis. Ir vėl giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Pajudinam nugarą, mentis, krūtinė atsiveria. Ir vėl giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Pajudinam klubus, dubenį. Jeigu daug sėdėjau, šitoj vietoj užsilaiko energija, nes užspaudžiam sėdėdami. Ir vėl giliai įkvepiam ir iškvepiam. Pajudinam kelius. Kaip tie keliai mūsų ar sustingę, ar minkšti. Papurtit gali. Ir vėl giliai įkvepiam ir iškvepiam. Pajaučiam pėdas, čiurnas, tada pėdas, kulnus, pirštų galiukus, pėdų šonus. Ir pabandom stipriai minti su pėda į grindis. Tarsi norėtumėm įminti pėdsaką. Atiduodam daug svorio, įsižeminam. Ir vėl giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir pasipurtam. Papurtam visą kūną. Ir dabar pajaučiam, ar yra kažkur, kur yra skaudama vieta. Nustatom fiziškai, ar yra, kad skauda kažkur, ar kažkur įtampa. Įsivardinam. Ir jeigu jaučiat nerimą, kurioj kūno vietoj jaučiat nerimą. Ar tai yra krūtiniai, gali būti gerklėj, gali
gali spausti galvą, gali būti skrandyje. Ir tiesiog užfiksuojam. Ir galim vėl prieiti. Būtų įdomu, ką nusiskanavę, ką atsekėt ir tada toliau tęsim su praktika. Ar fiziškai yra kažkas įsitempę, kažkas skauda ir kur yra nerimas, jeigu jis yra dabar šiuo momentu. Arba gal žinot, kuris dažniausiai būna, kur jisai kūne gyvena, ar galite atsekti. Kaklas skauda ir dubuo, nerimas skrandyje. Galvojau, kad nerimo visai nėra šiam momentui, bet kai pradėjome kalbėti, tada supratau, kuris yra kūne. Gerai, kad atsekat, kuris yra. Suspausta galva, įtampa pečių juostoje. Spėjau perskaityti. Krūtinėje. Pečių juostoje skaudulius rieš ar juosmens, nerimas pėdose. Apie saulės rezginį krūtinėje. Tai dabar maudžia strėnas, nes kasiau šiandien lysves. Taip gali būti, man irgi tai būna. Nerimo šiuo metu nejaučiu. Turbūt darbo terapija padėjo. Pakaušių menčių srity juosmens. Jeigu jaučiat daug kur yra pasiskirstę skauduliai, tai šį kartą mes tiesiog pasimsim vieną kažkurią tai sritį, ar ne? Sakykime, jeigu krūtiniai, tai krūtinį, galima fiziškai pajausti, ar galima ant krūtinės ranką uždėti, jeigu galva, tai galva šiek tiek fiziškai pačiupinėjom tą vietą, kur yra nerimas arba skausmas. Jeigu krūtinė, tai krūtinė. Ir kaip norit, galite arba palikti ranką, priliesti, arba tiesiog, kad pajausti fiziškai tą vietą, ją pačiupinėjom, taip fiziškai. Ir dabar vėl pakviesiu užsimerkti. Ir kvėpuosim, įkvėpsim per nosį, iškvėpsim per tą vietą, kur yra nerimas arba skausmas. Kaip ir minėjau, jeigu yra daug vietų, ar ne, tai išsirinkit tiesiog vieną, kuri dabar aktualiausia jums yra. Ir pabandykim per tą vietą, jeigu tai yra pėdos, tai per pėdas, iškvėpsim. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per tą vietą, kur yra nerimas arba skausmas. Užsimerkiam, kūnas atpalaiduotas, stuburas tiesus ir įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per tą vietą, kur yra nerimas arba skausmas. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Ir dabar kvėpavimą truputį pakeisim. Dabar įkvėpsim per 4, iškvėpsim per 8. Reiškia, įkvėpimas gilus, trumpesnis, iškvėpimas dvigubai ilgesnis. Įkvepiam,
Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir vėl švelniai sugrįžtam. Šiaip mes čia gana trumpai tai darėm, bet jeigu tai darysit 5 arba 10 minučių, skausmas tikrai liausis. Jau ir per praeitą webinarą pasakojau, bet gal čia yra ir naujų žmonių, kurių prisijungia. Pas mane būna trišakio nervo skausmas ir aš nenaudoju vaistų. Paprastai per tą vietą įkvepiu ir iškvepiu ir po 10-15 minučių susitvarko. Tai prasme, skausmas liaujasi. Taip, kad mes galim su kvėpavimu suvaldyti viską. Ir dabar sugrįšiu prie pradžios, nes pas mane irgi jauduliukas. Tai tos, kurios manęs nepažįsta, tai esu Loreta. Čigongo meditacijų mokiausi Kinijoje ir dirbu jau apie 10 metų dirbu kaip vaizdinių terapeutė, taikau kinų mediciną. Klausimas, patikslinkite, per 4 įkvėpti, per 8 iškvėpti. Taip, pradžioje galit 4, o paskui 4-8. Jeigu yra per ilgas iškvėpimas, tiesiog fiziologiškai negalit taip ilgai iškvėpinėti, tuomet galit 4-6 imti. Per 4 įkvėpėt, per 6 iškvėpėt. Bet labai labai svarbu, kad iškvėpimas būtų ilgas. Mes dar grįšim prie šitos praktikos. Parodysiu, kaip čigonge mes tai naudojam. Nes dabar tokį paprasčiausią būdą paėmėm, kaip galima nerimą nuraminti. Gyventojas pas mus atėjo. Taip, einam pasivaikščioti. Taip, mokiausi Kinijoje, taikau tradicinę kinų mediciną, taip pat vaistinių terapiją ir miksuoju su visceralinė terapija, tai yra pilvo organų masažu. Ir tai vadinu net ne masažu, iš tikrųjų seansu, nes aktyvuoju energetinius taškus, apie juos irgi mes šiandien pašnekėsim. Tiesiog duodu žmogui postūmį, kad kūnas, visa sistema eitų į savireguliaciją. Tai turbūt tiek trumpai apie mane. Taip, dabar padarysim tokią praktiką apsivalymo energetiniais kamuoliais. Tai vėlgi pakviesiu atsistoti. Čia vis prašysiu jūs, vis kviesiu atsistoti, atsisėsti, kad miegas neimtų. Gerai, vėl papurtom visą kūną. Pasidarom savo erdvės, kad galėtumėm rankas ištiesti patogiai. Ir praktika bus tokia. Kelsim rankas į viršų, įkvėpsim, pažiūrėsim šiuo atveju lubas, bet šiaip jeigu lauke mes žiūrim į dangų, pasiemam tarsi į savo kamuolį, čia vat energetinis kamuolys tarp rankų, įkvėpiam švarios energijos ir su tuo energetiniu kamuoliu darom tokį kaip stumimą tarsi per kūnais, vat čia vat apeina mus.
ir stumiam viską per kūną gilyn į žemę. Įsivaizduojam, kad pasiemam švarios energijos ir su ją visą sistemą, viską valom. Nustumiam gilyn į žemę. Čia pas mus vienas dalyvis, kuris labai nori dalyvauti. Taip, ir dar prijungsim intenciją. Reiškia taip, įkvepiu, tai yra intencija, kad aš įkvepiu švarios energijos, įkvepiu šviesos, šviesa užpildo mano visą kūną, visą sistemą ir kas mato vidiniu žvilgsniu, gali įsivaizduoti, kad šviesa kaip tiršta tokia substancija užpildo visą mūsų kūną ir išstumia viską, ką nereikia, reiškia nesveikatą, visą nereikalingą informaciją gilyn į žemę. Reiškia, įkvepiam šviesą ir išstumiam viską, ko man nereikia, kas mane stabdo, kas neleidžia eiti pirmyn. Tai dabar darom su įkvėpimu. Įkvepiam ir galim užsimerkus daryti tokį ilgą iškvėpimą, kaip stūmoklį, kaip prieš tai darėm 4-8. Ir iškvėpimas netgi turi būti toksai, kad išstumiam, kai toks kaip slėgis. Įkvepiam. Įkvepiu šviesą. Šviesa užpildo mano visą sistemą ir išstumia viskas, kas ne mano, gilyn į žemę. Įkvepiu šviesą. Šviesa užpildo mano sistemą. Išstumia viską gilyn į žemę, viską atiduodu žemei. Ir vėl įkvepiu. Padarysim 8 kartus. Ir šitą praktiką galite atlikti 8 kartus, galite atlikti 108 kartus, galite daryti be skaičiavimo. Kuo jūs ilgiau darote, tuo virsta į meditaciją. Tai yra toks sąmoningas kvėpavimas, stebėjimas ir intencija kartu labai veikia stipriai. Jeigu jaučiat, kad po dienos labai kažkoks sunki emocija, jaučiasi nestabilumas, labai gerai subalansuoja, nes tai susijungia ir kvėpavimas, ir vaizdinys, intencija, žodžiu, viskas. Ir dar irgi, kai judinam ranką, keliam į viršų, mes taip prajudinam limfą. Tai, žodžiu, labai geras, idealus pratimas, ramus, meditacija vakarui, bet galima daryti ir ryte. Gerai, toliau. Kaip kyla nerimas ir ne tik nerimas, iš tikrųjų, kaip atsiranda liga pagal tradicinę kinų mediciną. Tai pirmiausia ateina informacija. Paprastai ta informacija būna mums nereikalinga, jinai
užteršia mūsų sistemą, tada keičiasi mūsų energija kūne ir tuomet tik tai kūnas suserga. Tai šitą reikėtų atsekti. Liga, jinai neatsiranda iš niekur, ypatingai rimtos ligos. Tai yra ilgas procesas, alinantis, atimantis energiją ir tada tik tai atsiranda liga. Bet jeigu mes laiku nepastebim ir nesustabdom, tuomet pereina per visus tos 3 etapus. Ir apie energiją galvoje. Tai kai mes daug galvojam, turim daug informacijos, mūsų energija sukyla į galvą ir jinai būna čia. Tai ją reikia, energija reikalinga, kad būtų visoje mūsų sistemoje ir reikia, kad jinai būtų paskirstyta teisingai. Nes reikia ir virškinimui, ir visiems procesams. Tai jeigu energija yra galvoje, mes labai daug galvojam ir ten mintis, tai automatiškai pradeda trūkti kitoms sistemoms. Širdžiai, virškinimui, tuštinimui, pradeda strigti procesai. Tai lygiai taip pat su kvėpavimu ir su kamuoliais mes galim sutvarkyti arba galim galvą nulenkus į apačią truputį, kaip čia, subalansuoti, nes mes turim 3 energetinius centrus, tai yra mūsų galva, mūsų krūtinė ir mūsų bamba. Už mūsų bambos yra, biški žemiau mūsų bambos, yra energetinis centras pilvo vidury. Žinot, turbūt ir japonų tradicijai tai yra hara, pilvas, ir čia gyvena mūsų visa energija. Reiškia, jeigu čia daug energijos, minčių daug, reiškia, čia jos pradeda trūkti. O turėtų būti atvirkščiai. Čia mes turim pilve daug energijos turėti ir tuomet jinai kyla ir užpildo kūną tiek, kiek reikia. Tai čia, aišku, biški toks nukrypimas lyrinis, bet pavyzdžiui, žmogui trūksta valios, valia gyvena kažkur saulės rezginy. Ir energijos mažai, pradeda trūkti valios. Pavyzdžiui, negalite apsispręsti, ten tą daryti ar tą daryti. Kažko imtis ar nesiimti. Ir visą laiką toks pirmyn atgal. Rodo, kad trūksta energijos. Valios energijos, kuri gyvena čia. Jeigu emocijos išsibalansavusios, irgi reikia balansuoti 3 centrus visus. Žodžiu, visą laiką negerai, jeigu kažkur yra per daug tos energijos arba per mažai. Tai meditacijos jos visą laiką tarsi subalansuoja mūsų kūną, jeigu jisai per dieną, per savaitę, mėnesius, nieko nedarant išsibalansuoja. Taip. Gerai. Toliau. Visą laiką mėgstu pakalbėti apie, kaip nerimas susijęs su virškinimu. Tai kadangi dirbu su visceralinė terapija, mane domina labai, kas ten pilve vyksta. Tai labai glaudžiai yra virškinimas susijęs su nerimu. Mes dažnai nuryjam nerimą, užvalgom nerimą ir taip vyksta įvairūs negeri dalykai. Tai kai valgom, pavyzdžiui, greitai, paskubom, įsitempia mūsų skrandis. Ir fiziškai irgi galima apčiuopus suprasti, kad skrandis kietas, pavyzdžiui, kieta skrandžio sienelė. Arba pradedam nervuotis ir skrandis iš karto reaguoja, jisai tarsi sukietėja. Reiškia, jo virškinimas pas jį sutrinka energija ir sutrinka visas virškinimas. Labai svarbu, ką, aišku, valgot ir kur valgot ir kas gamina maistą. Tai atkreipkite dėmesį, ypatingai jeigu ne namie valgot, tai ar gerai virškina tas maistas, kur jūs valgot, ar pažįsta tą žmogų, kuris gamina maistą, nes jisai energetiškai irgi jums perduoda informaciją.
prisimenate, ne? Eina informacija, tada energija keičiasi ir tada tik susirga fizinis kūnas. Tai per maistą jums yra perduodama informacija. Tai labai svarbu atkreipti dėmesį, kas gamina maistą. Geriausia, aišku, maistą valgyti pagamintą namie. Ir tada visai kita energija. Čia neišsiplėsim apie šaltą maistą ir šiltą, nors aš visą laiką mėgstu, visas mano klientės žino, kaip baru, kad geria šaltą vandenį. Taip. Tada apie informaciją. Ar yra čia žmonių, kurie buvo per aną webinarą ir išbandė mano pasiūlymą sumažinti informacijos srautą? Taip, Arina. Ir man labai būtų įdomu tada, kaip sekėsi. Ar pasijautė skirtumas tarp to, kaip sekat žinias, naujienas, ar kai sumažinat ir apribojat šitą srautą? Tai čia tie, kurie dalyvavo ir kurie išbandė tai. Tai dabar nesuprantu, ar buvo dalyvavusių, ar buvo, kurie išbandė. Labai gerai veikia, tik tai dienai grįžau, kai visi Vilniuje gavom SMS. Supratau, kad reikia vėl grįžti prie 0 žinių. Aha, kai telefoną jau gauni tą aliarmo žinutę, tai turbūt automatiškai nesigauna nereaguoti. Bet jeigu mūsų sistema įpratinta, Monika, aš daug metų naujienų žinių nelabai žiūriu. Kai pradėjau žiūrėti, jaučiu tikrai, kad daugėja nerimo, įtampos, baimės. Taip. Arina rašo, paskui LRT ir Delfi atakuoja savo reklamą ir straipsniais, tai tikrai didina nerimą. Išjungkit juos. Kaip suprantu, kiti arba nedalyvavo, kitos arba neišbandė. Tai noriu pakviesti, kad pabandykit išjungti kuriam laikui, labai stipriai apriboti informaciją. Ta, kur jums nereikalinga, o visa informacija iš tikrųjų, kuri eina iš žinių, jums nėra reikalinga. Tai kviečiu ją stipriai apriboti ir pastebėti, kaip keičiasi jūsų savijauta, kaip keičiasi emocijos. Gerai, keliaujam toliau. Aha, čia truputį informacijos irgi dar pasikartosiu, kad ne tik žinios iš tikrųjų labai svarbu, netgi kokius filmus žiūrit. Ar tie filmai bus kažkokie, nežinau, trileriai, ten žudimas, karas, dar kažką, arba siaubo filmai, kai būna, kad mano jaunimas kartais čia žiūri, kažkoks periodas yra siaubo filmų, gal jau praėjo, buvo vienu metu, ir paskui bijo užmigti, nes atrodo, kad išlys iš veidrodžio kas nors, dar kur nors, reiškia, yra sudrumsta informacinė sistema pas žmogų, ir energija pasikeitusis pradeda nerimauti, nors realiai nėra dėl ko. Tai reikėtų irgi labai atsirinkti netgi filmus, kuriuos žiūrit. Toliau, nuolatinis skubėjimas irgi labai didina nerimą, nes toks jausmas, kad mūsų kažkas veja. Pastoviai kažkas veja, atrodo, kad mes kažkur nespėsim ir atrodo, kad mes pastoviai kažkur vėluojam. Labai keistas jausmas. Ar pas jūs yra toksai jausmas? Taip, ypač rytais. Yra.
yra skubėjimo jausmas labai nemalonus. Turbūt būna, kad ryte netgi pažadina ne žadintuvas, o jausmas, kad reikia, o gal pramiegojau, reikia bėgti ir kažką daryti. Gerai, tai išbandysim, turbūt ne vieną kartą gal irgi esat bandę, bet labai geras priminimas yra 5 pojūčių pratimas. Tai dabar 5 daiktus tiesiog pabandom pamatyti labai sąmoningai ir įvardinti, ką aš matau. Mintyse. Ir nepamirštam kvėpuoti tuo pačiu. Gerai. Dabar 4 daiktus, kuriuos jaučiu kūnu. Nelieskit, bet taip kaip sėdit dabar, pabandykit pajusti, ar ne? Jeigu rankos ten, sakykime, padėtos, tai kokias medžiagas jaučia. Ar stalą, ar foteliuko medžiaga kažkokia, radieliuko. 4 dalykus. Galbūt kūnu jaučiat drabužio medžiagą. Gal jaučiat kėdę, ant kurios sėdit, jos minkštumą arba kietumą. 4 dalykus. Gerai, turbūt jau įsivardinot. Ir vėl įkvepiam ir iškvepiam. Dabar 3 dalykus, kuriuos girdim. Tai gali būti artimas garsas arba tolimas. Gerai, turbūt jau įsivardinot. Dabar 2 dalykus, ką užuodžiat. Ir vieną dalyką, kokį skonį jaučiat. Gal kažką valgėt, gal kažkoks prieskonis likęs burnoj. Gal seilių skonis yra. Ir šitas 5 pojūčių pratimas yra labai geras, galima įtaikyti beveik kiekvieną dieną. Jeigu jaučiat, kad jau jūs tarsi varo, arba ryte atsikeliat, ne, kaip kažkur rašėt, atsikeliat ryte ir jaučiat, kad jau skubat. Pabandykit tiesiog padaryti šitą pratimą. Neskubėti atsikelti. Tikrai šitas pratimas neužima daug laiko. Bet jis labai labai nuramina. Kai jūs pradedat ieškoti 5 daiktų, 4, ką jūs liečiat tuo metu, jutiminius daugiau susitelkėt, tada ką užuodžiat, rytinius, gal kažkas jau kavą verda, ar košę, ką girdit, gal kažkokį paukščiuką per pro langą, tai labai labai raminančiai veikia. Ir man dar įdomu, ką buvo sunkiausia atrasti. Iš visų šitų 5. Ar buvo kas sutrikdė, ką sunku buvo? Kvapą, skonį,
užuosti. Kūno pojūčiai. Skonį. Ačiū. Tai dabar irgi, dėl ko prieš tai sakiau pasimti tušinukus, tai jūs galite tiesiog žymėtis tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, ką jums buvo sunku, ne? Kažkam buvo, pavyzdžiui, pojūčius, ar ne? Vat kur liečiasi gal kūnas ar dar kažką. Pabandykit susitelkti, vat kasdieną daryti kaip pratimą. Susitelkti į tuos pojūčius, kuriuos sunkiau atsekat. Tai gali būti tapti net ir kaip žaidimu kasdienos, bet kartu tai gali sustabdyti ir labai įdomių, kaip čia, atradimų suteikti. Kaip aš sakiau, kad kaip vaikai, žinot, būna labai žingeidus ir jie viskam tokie atviri. Tai vat su tokiu pačiu, tokiu atviru protu ir domėjimusi, vat pabandyt pastebėti. Skonius, pavyzdžiui, nelabai skonį jaučiu. Pabandyti atsekti, va dabar, pavyzdžiui, gal eisit ten vakarieniauti ar kažką ragausit, pabandykit susitelkti. Mes dažnai netgi valgom nesąmoningai, iš tikrųjų valgom ir apie kažką galvojam. Ir nepastebim, kaip lėkštė tuščia pasidaro ir galvoju, ar aš buvau įsidėjus valgyti ar nebuvau įsidėjus. Arba ten geri kavą ar arbatą ir nepastebi, kada jie išgeri. Tai sutelkti labiau dėmesį į tą, ką darau. Kaip dzeno meistrai sako, kai geriu arbatą. Kai stebiu medį. Tai vat pabandykit pabūti tokioj, papulti į tokią būseną. Nes mes per bėgimą iš tikrųjų labai retai būnam šitoj būsenai. Taip, dar vienas dalykas tai yra judėjimas ir kvėpavimo trūkumas. Tai turbūt nuo skubėjimo mes visi pradedam kvėpuoti viršutinę plaučių dalim, tai yra paviršutiniškai, trumpai, negiliai. Tai ką mes jau darėm, va tos 4-4, 4-6, 4-8, pabandyti galima ir be specialių praktikų, galit su kamuoliais, tai turėsit 2-3 naudą. Bet galima ir tiesiog lovoj sėdint bandyti kvėpuoti, tiesiog giliai kvėpuoti. Nes kai mums pradeda trūkti deguonies, tai pradeda ir smegenim trūkti deguonies, tada ir dėmesys sutrinka ir visa sistema išsireguliuoja. Tai turbūt kvėpavimas yra pirmas dalykas, kuris mus gali nuraminti ir kuris turbūt yra svarbiausias mūsų kaip ir gyvenimo toks rodiklis. Taip. Ir dabar apie pagrindinius 5 pagrindinius energetinius taškus. Tai vienas yra viršugalvių, čia kur buvo momenėlis. Tada delnuose galit paspausti irgi kartu su manim paspausti. Kur buvo momenėlis, ten dar likus tokia kaip duobutė, jausit. Tada delnų centruose. Čia yra sausgyslė per vidurį, tai iš vienos pusės galite ir iš kitos paspausti. Gali būti, kad skaudės. Jeigu skauda, reiškia, kad tie taškai užsikimšia. Kai taškas, energetinis taškas užsikiša, mes gaunam mažiau energijos. Dėl to svarbu jos vat irgi atidarinėti. Kinų medicinai labai daug yra visokių aktyvavimo pratimų. Plekšnojimai, baksnojimai, adatėlės. Viskas, kad tik judinti tą kūną, nes nejudantis kūnas mūsų tai yra kaip vanduo nejudantis, kaip pelkė, užpelkyje, kai nejudinam. Tai va, reikia visą laiką judinti. Bet čia pagal jūsų žinutės supratau, kad jūs daug skiriat laiko ir vaikščiojimui ir viskam. Tai yra labai gerai. Ir dar 2 taškai yra mūsų pėdose. Kojos aš taip aukštai neiškelsiu. Gal ir iškelsiu, aišku, bet turbūt nesimatys per ekraną. Tai pasiimam savo pėdą ir šiek tiek pirštukus sulenkiam ir yra tokia raukšlelė susidaro. Po ta raukšlele yra toks kaip taškas, vat vesit ir tarsi pirštas pataiko į dumbą. Kartais būna ten irgi taškas, jeigu nevaikštot basos, tai būna skausmingas, tai galite jį irgi stipriai paspausti.
ant vienos kojos pamasažuoti, tai irgi labai svarbus, energetiškai svarbus taškas, pirmas inkstų taškas, per kurį įeina į mus energija, tada kitą kojytę irgi taip pat pramasažuojam. Atkreipkite dėmesį, jeigu skauda, tai reikia dažniau tai daryti, arba pasimti kažkokį galbūt kamuoliuką, su dygliukais galima masažuoti. Galima tiesiog su pirštu. Ir šitas kvėpavimas, dabar kvėpuosim per taškus, tai šitas kvėpavimas, jisai labai padeda miegui. Mes jį naudojam čigongo praktikose. Aišku, rečiau, nes dažniausiai moteris ir merginos užsnūduriuoja, užmiega per praktikas. Taip, dabar atsisėdam patogiai, galim atsiremti, jeigu žiūrint, kur jūs sėdit. Jeigu norit, galite ir atsigulti, tik yra viena grėsmė, kad jūs užmigsit. Nes šita praktika, būtent nusiraminimui, prieš miegą, toks susibalansavimas. Kvėpuosim per šitos pagrindinius taškus, reiškia viršugalvę, delnus ir pėdas. Aš atsisėsiu arčiau, jūs galite atsisėsti patogiai, atsiremti, delnais į viršų arba atsigulti. Rankas galim pasidėti ant kojų, patogiai atsipalaiduojam. Užsimerkiam. Ir dėmesys, aišku, kad kvėpuosim per nosį. Bet dėmesys keliauja iš viršugalvio, pavyzdžiui, per viršugalvį įkvepiam, tai dėmesys yra viršugalvė, ar ne? Įkvepiam ir dėmesys keliauja, pavyzdžiui, delnus, iškvepiam. Tarsi įkvepiam per vieną tašką, iškvepiam per kitą tašką. Negaliu parodyti iš karto abiejų. Įkvėpsim per viršugalvį, iškvėpsim per delnus. Aš dabar tik tai rodau, delnų nereikia taip atidarinėti, pastoviai tiesiog ramiai guli. Ir lygiai taip pat įkvėpsim per viršugalvį, iškvėpsim per pėdas. Įkvėpsim per pėdas, reiškia dėmesys pėdose ir tarsi įeina į mūsų, ne? Ir iškvepiam per delnus, išeina dėmesys delnuose. Įkvepiam per pėdas, iškvepiam per viršugalvį dėmesys. Vėl dėmesys įkvepiam per viršugalvį, iškvepiam per delnus. Ir taip kaitaliosim. Ir paskui pažiūrėsim, kaip mūsų savijauta ar kažkiek kinta po kvėpavimo. Užsimerkiam, viską atpalaiduojam. Dėmesys viršugalvį. Ir per viršugalvį įkvepiam, per delnus iškvepiam, per viršugalvį įkvepiam, per pėdas iškvepiam, per pėdas įkvepiam, per delnus iškvepiam, per pėdas įkvepiam, per viršugalvį iškvepiam, per viršugalvį įkvepiam, per delnus iškvepiam, per viršugalvį įkvepiam, per pėdas iškvepiam, per pėdas įkvepiam, per delnus iškvepiam, per pėdas įkvepiam,
viršugalvį iškvepiam. Per viršugalvį įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per viršugalvį įkvepiam. Per pėdas iškvepiam. Per viršugalvį įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per viršugalvį įkvepiam. Per pėdas iškvepiam. Per pėdas įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per pėdas įkvepiam. Per viršugalvį iškvepiam. Per viršugalvį įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per viršugalvį įkvepiam. Per pėdas iškvepiam. Per pėdas įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per pėdas įkvepiam. Per viršugalvį iškvepiam. Per viršugalvį įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per viršugalvį įkvepiam. Per pėdas iškvepiam. Per pėdas įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per pėdas įkvepiam. Per viršugalvį iškvepiam. Kvėpavimas vis lėtėja ir rimsta. Ir dabar pabandysim truputį sudėtingesnį variantą. Įkvėpsim iš karto per pėdas ir per galvą. Per 3 taškus įkvėpsim ir per delnus iškvėpsim. Per 3 taškus įkvėpsim, per 2 taškus iškvėpsim. Kartu per viršugalvį ir pėdas įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per pėdas ir galvą įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per pėdas ir viršugalvį įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per pėdas ir galvą įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Ir vėl per viršugalvį įkvepiam. Per delnus iškvepiam. Per viršugalvį įkvepiam. Per pėdas iškvepiam. Per pėdas įkvepiam. Per delnus
delnus iškvepiam. Per pėdas įkvepiam. Per viršugalvį iškvepiam. Ir iš lėto sugrįžtam. Pajudinam pirštų galiukus. Jeigu gulėjot, švelniai pasirąžykit. Ir šitas kvėpavimas, jisai iš tikrųjų subalansuoja, jisai apvalo jūsų visą sistemą, nuramina, sureguliuoja kvėpavimą ir paruošia visą sistemą miegui. Tai gali būti, kad prieš miegą, jeigu atsigulus pradėsit daryti, tai tiesiog užmigsit. Tai manau, kad labai geras variantas, o jeigu prabudinėt naktį, irgi lygiai tą patį galit padaryti. Jeigu yra per sudėtinga kaitalioti taškus, tiesiog pasirinkit, galit per viršugalvį įkvėpti, per pėdas iškvėpti. Ir taip tiesiog visą laiką per viršugalvį įkvepiu, per pėdas iškvepiu. Tai šitas variantas, jisai iš tikrųjų universalus, bet kas turi, pavyzdžiui, aukštą spaudimą, tai sureguliuoja spaudimą, numuša spaudimą, nes per viršugalvį įkvepiam, ar ne, spaudimas tai yra sukilęs į viršų, mes jį nuleidžiam, su kvėpavimu sureguliuojam, nuleidžiam. Jeigu žemas spaudimas, atvirkščiai reikėtų iš apačios į viršų daryti kvėpavimą. Arba pasirinktų būdu. Taip, kaip ir pradžiai jau darėm, mes galim kvėpuoti per organą kažkurį, kur skauda. Galėsit po webinaro išbandyti, sakykime, ar petį skauda, ar klubą, pabandyti pakvėpuoti, tarsi per tą vietą išstumėm viską, išstumėm skausmą, su iškvėpimu išstumėm. Ir jeigu nerimas, irgi jeigu atsekat, kurioje vietoje yra nerimas, irgi iškvėpuoti būtent per tą kūno vietą, daryti kvėpavimą. Taip, tai dabar šiek tiek užtvirtinsim, ką mes čia padarėm, ką nuveikėm. Tai labai svarbu yra peržiūrėti savo dienotvarkę, savo gyvenimo būdą. Ir dabar tiesiog punktais pereisim, galit pasižymėti, jeigu kažkur yra kažkas ne taip. Aš pati neseniai savo peržiūrinėjau, supratau, kad šiek tiek per mažai miegu, gal nedaug, bet kokį pusvalandžių, kartais valandą per mažai miegu. Ir dėl to organizmas iš karto kitaip reaguoja. Taigi, apie miegą. Tai labai svarbu nueiti miegoti iki 23 valandos ir išmiegoti, labai skirtinga organizmas, bet moterims dažniausiai apie 8 valandas. Ir jeigu pradeda trūkti, sakau, pati ant savęs pastebėjau to pusvalandžio, pavyzdžiui, miegu 7, aišku, miegu kartais ir 6, reiškia, daugiau pradeda trūkti, nors man pradžioje atrodo, kad netrūksta, bet ilgainiui susikaupia ir tada pasijaučia nuovargis arba dėmesio stoka. Ir kodėl svarbu iki 23 valandos, nes vyksta mūsų organų regeneracija. Reiškia, jeigu mes nueinam vėliau miegoti ir net jeigu išmiegam 8 arba 12 valandų, bet nueinam miegoti 3 nakties ten ar 4 ryto, mūsų tam tikri organai nesiregeneruoja, neatsistatinėja. Reiškia, ilgainiui jiems pradeda trūkti energijos ir jie pradeda sirgti, negaluoti, blogai veikti. Žodžiu, įvairių dalykų negerų atsiranda. Tai yra labai svarbus momentas peržiūrėti savo miegą. Antras dalykas yra psichologiniai resursai. Tai yra, aišku, geri santykiai šeimoje, su artimais žmonėmis. Ir jeigu taip nėra, tai reikėtų spręsti šitą klausimą. Jeigu santykiai yra blogi darbe, tai reikėtų turbūt keisti darbą.
Nors kiti sako keisti požiūrį, bet turbūt keisti požiūrį yra daug sunkiau negu pakeisti darbą. Taip, tada apie psichologinius dar dalykus, kad labai gerai veikia nukreipti dėmesį nuo savęs. Tai reiškia užsiimti nebūtinai labdaringa kažkokia veikla, savanoriavimu, pagalba kitiems, kad ir ten vienai kaimyniai kažkokiai ar kažkam, bet tiesiog dėmesio nukreipimas į kitus žmonės arba dėkingumas labai irgi balansuoja. Tada atsipalaidavimas per kūrybinės veiklas. Kažkas turbūt netyčia buvo atsijungęs. Tai va, per kūrybinės veiklas ir turbūt čia įeina ir meditacija, ir joga, ir dėmesingumo įvairios praktikos, buvimas gamtoje, šokis, muzika, molis. Čia viskas tinka prie šito turbūt varianto. Ir ta visa meninė kūryba, jinai duoda mums tokį poilsio džiaugsmo būseną. Tai aš kartais klausiu, pas ir grupėje klausiu, ar turit kažkokią mėgstamą veiklą. Tai būna kartais liūdna išgirsti, kad žmonės neturi, neatranda savo mėgstamos veiklos. Man atrodo, kad jos tiek daug yra, kad net sunku apriepti, kiek norisi visko nuveikti ir piešti, ir lipdyti. Va. Tada, aišku, kvėpavimas, mūsų nervų sistemos reguliavimas per kvėpavimą, ką mes daugiausia šiandien ir darėm. Tai prisimenat, ar ne, šitos pratimus. Ir apsauga nuo informacinio triukšmo, tai irgi apžvelgiam. Jeigu jaučiat, kad jo pas jūs per daug, tai savo galite pasižymėti, kad jį reikėtų sumažinti. Aiškios ribos tarp darbo ir poilsio. Tai jeigu dirbat po tiek valandų, kiek rašėt, tai turėtų būti kažkokia riba, kada jūsų darbas baigėsi, nes turiu įtarimą, ypatingai kažkas rašė, kad dirba 10 valandų, turbūt tas darbas keliauja su jumis ir namo. Tai reiktų šitą ribą labai atskirti. Nes kitu atveju gresia perdegimas. Ir kaip ir sakiau, jeigu per daug tos informacijos yra, reiškia darbas, energija keičiasi, žmogus pradeda sirgti. Aš pastebiu netgi savo gyvenime, man labai įdomu šiaip stebėti žmonės, kaip vyksta viskas, pastebiu, kad netgi treneriai, sporto treneriai atrodo tokie sveikuoliai, tokie sveiki, raumeningi, prisižiūrėję žmonės, ar ne, jie serga dažnai ir tada stebiu, kas ten vyksta jų gyvenime. Tai ar tai būna santykiai nesutvarkyti, ar per daug informacijos, labai labai gerai atsispindi, ypatingai kaip bendrauja artimai. Tai labai matosi, kur yra pažeisti šitie momentai, ką dabar bandom užfiksuoti. Ir sąmoningas dėmesio valdymas. Tai turbūt nuo darbų visų sąmoningai karts nuo karto nukreipti dėmesį į dabarties momentą. Tai dar kartą grįžtu prie tų 5 pratimų. Jūs galit nebūtinai ten visus daryti, jūs galit vieną daryti. Pavyzdžiui, kiek daiktų dabar matau, ar ne, ir ten įsivardinti. Tai toks į dabarties momentą, ar ne, arba tiesiog pajausti, aš sėdžiu, pajausti atramą, ar ne, ar aš esu atsirėmus, kaip mano svoris. Tiesiog tokį įkūnišką sugrįžti į kūną savo. Nes tas ir įvyksta dažnai ir depresijos atsiranda nuo to, kad atsiskiria mūsų mintis ir mūsų kūno pojūtis. Dažnai atsiskiria, mes nebejaučiam kūno, nebejaučiam, kaip liečiasi mūsų oda, neliečiasi prie, sakykime, medžiagos, tokius kūniškus paprastus dalykus. Gerai, tai dabar vėl noriu pakviesti užsimerkti. Giliai įkvepiam.
ir iškvepiam. Ir vėl užsiduodam klausimą, kaip aš jaučiuosi. Gerai, blogai ir normaliai nenaudojam. Vėl prasiskanuojam. Ar kažkas pasikeitė per tą, sakykime, valandą? Jeigu buvo kažkoks nerimas, ar per kurią vietą kvėpavot, gal kažkas pasikeitė toje vietoje. Niekas nepasikeitė pas Eglę. Kaip pas kitas. Sumažėjo įtampa ir skausmas kakle. Pas Brigitą 3 pliusiukai, čia turėtų reikšti, kad pasikeitė minkštesnis kūnas. Jaučiu atsipalaidavimą, ypač pilve. Dar noriu biškį pareflektuoti, atliepti Eglei, kad niekas nepasikeitė, greičiausiai, kad reikia daugiau laiko, nes čia iš tikrųjų labai mažai. Tiek, kiek mes darom, čia toks prisilietimas. Jaučiuosi lengvesnė, daugiau oro viduje. Jaučiuosi labiau atsipalaidavusi. Tai atliepiant turbūt pagrindė Eglei, kad reikia skirti daugiau laiko šitiems dalykams ir kvieščiau į praktikas, kad įvaldyti iš tikrųjų tą patį kvėpavimą, tos pratimus, tam, kad streso atveju mūsų kūnas įsijungtų automatiškai, kad mums nereikėtų galvoti, kokį čia man dabar pratimą padaryti, kad aš atsipalaiduočiau. Nes stresas mus labai stipriai iš karto įmeta arba sustingti, arba bėgti, arba kovoti, ar ne? Ir jeigu mūsų kūnas įpratęs, ar ne, kvėpuoti giliai, iš karto pradedam giliai kvėpuoti, ar ne? Kai kyla jau nerimas jauti, iš karto prisimeni, kvėpavimas. Tai dėl to yra praktikos. Kviečiu prisijungti. Dabar kaip tik tais nuo birželio mes pradedam su grupe praktikuoti lauke, Vingio parke. Labai gera iš tikrųjų gamtoj praktikuoti. Ir noriu pasidalinti, kad greitai bus, kaip greitai negaliu pasakyti, iš tikrųjų ruošiam meditacijų mokymus video formate. Norisi, kad jie būtų gražus, kad jums norėtųsi juos įsijungti ir matyti ne tik kalbančią galvą mano, bet matyti ir gražius vaizdus, ir informaciją gauti trumpai ir labai aiškiai, ir kad galima būtų vis įsijungti, jeigu pamirštat, praktikuoti. Taip, kokiom dienom praktikos Vingio parke? Tai trečiadieniais 19 valandą. 19 valandą rinksimės prie pėsčiųjų tilto ir tada žiūrėsim pagal orą, pagal žmonių kiekį. Mes kartais einam už tilto, ten yra toks grybas. Ir jeigu lašnoja, kartais ten praktikuojam, kartais jeigu daugiau žmonių, ten yra truputį vietelė už grybo prie upės. Pasidalinu informaciją trečiadienio vakaro meditacijos gamtoje. Ačiū labai Arinai. Įdėjo renginį, galėsit pasižiūrėti. Ir po webinaro atsiųsiu jums naujienlaiškį, kur bus visos praktikos, kada kas vyksta ir galite prisijungti. Jeigu esat net ne Vilnietės, tai yra online praktikos. Antradienio vakarais, trečiadienio rytais. Yra gyvos praktikos studijoje pirmadieniais. Tai va, ką noriu pabrėžti, kad viską reikia daryti nuosekliai ir disciplinuotai tam, kad įvaldyti. Lygiai taip pat kaip ir turbūt sportas, ar ne, kad reikia disciplinuotai treniruotis
Jeigu mes darom masažus, tai reikia irgi kursą kažkokį padaryti. Tai lygiai taip pat ir su praktikom, su meditaciniam praktikom reikalingas nuoseklumas. Tai labai labai noriu pasidalinti, sukurti kuo greičiau tos meditacijų mokymus, kad galėtų būti video formate, nes visą laiką susiduriu su tuo, kad tai vienai diena netinka, tai laikas, tai iš viso ne Vilniuje žmogus ir net ne Lietuvoje gyvena. Tai norisi, kad visi galėtų naudotis. Tai va, ir toksai gal apibendrinimas būtų viso šito, kad yra dalykai, kurių mes negalime kontroliuoti. Yra, ar ne, tokie dalykai. Tai todėl neverta dėl to jaudintis, nes mes nieko negalime pakeisti. Yra dalykai, kuriuos mes galime keisti. Tai yra prisiimti atsakomybę už savo sveikatą. Tai to ir linkiu visoms, prisimti atsakomybę už savo sveikatą. Ir aišku, jeigu jūs čia prisijungiate, tai reiškia, kad sveikata jums yra svarbi. Tai kviečiu ir į stovyklas rengiamas, gal kažkas norės prisijungti. Gal net trumpai dabar papasakosiu, mes dar turim kažkiek laiko, visai nemažai turbūt, kas nori išgirsti. Tai šiemet bus 2 stovyklos, viena tokia savaitgalio, tai yra Žiūrų kaime, moterų stovykla. Ir grupė yra mūsų moterų, turbūt kaip ir pastebėjote, ne, kad čia vien moteris susirinko, nors mačiau anuose webinaruose ir vyrų buvo prisijungę, bet daugiausia iš tikrųjų moteris. Ir tai bus birželio 19-26 moterų savaitgalis su praktikom. Su praktikom gamtoje, gyvensim fainam labai kaimelį, Žiūrų kaime, tokiam autentiškam. Va, tada kita stovykla vyks rudenį, spalio mėnesį, 19-26, o kaip panašiai gaunasi beveik. Tai Andalūzijoje, jau jinai vyks gal 6 kartą. Ir ten mes vaikštom kalnuose, praktikuojam rytais, visą laiką savirefleksijas darom, kaip aš jaučiuosi, su kuo atkeliavau, kokios pagrindinės iškyla problemos ir įvairiais, kaip čia, meno terapijos būdais tuos dalykus išveikiam. Tai reiškia, stovykla ne tik apie fainą vaikščiojimą, labai skaniai valgom, aišku, labai fainai būnam, bet jinai tokia ir šiek tiek terapinė yra. Visos stovyklos yra su praktikom ir sakykime, terapinės. Tai va, tai turbūt tiek tos pagrindinės informacijos ir jeigu jums kažkokie dabar kyla klausimai dar, tai jūs klauskit. Dar turim visų 10 minučių. Jeigu turit klausimų, kaip šviečia saulė. Ai, dar nepasakiau, apie kokią stovyklą dar galvoju, bet čia bus toks kaip iššūkis ir galbūt bus mišri grupė, nes Andalūzijoje yra, ačiū Brigita, Andalūzijoje yra aukštas labai kalnas, Lama Roma, kaip labai, ne Mont Blancas, bet jis yra virš 2000 metrų. Ir dar viena turbūt stovykla bus toks kaip iššūkis savo, bus su ilgesniais vaikščiojimais po kalnus. Aišku, irgi su skaniu maistu, su labai fainu gyvenimu, tokiuose autentiškuose baltuosiuose kaimeliuose ir su įkopimu į Lama Romą. Tai yra dienos žygis, labai gražiais takais, lėtai, kaip ir nesunkiai, tiesiog jisai yra ilgas. Ir tai va, toks iššūkis, man pačiai labai patinka kalnuose vaikščioti, tai labai norisi ir tokią grupę vesti. Ačiū ir iki, Vilma.
klausimų niekam nekyla. Ačiū. Ačiū, Ingrida. Ačiū. Ačiū, Arina.